Norai pildosi. Kartais manęs klausia, ką daryti, aš netikiu tavo technikomis. Apie tai ir pakalbėkim. Pradėkim nuo to, kad tai nėra mano technikos. Aš tik tai kaip tokia antena, retransliatorius, priimu iš visur įvairias technikas, metodikas, praleidžiu per save, pats paeksperimentuoju, galbūt kažką patobulinu. Darsesni mano klientai ant savęs paeksperimentuoja, komanda paeksperimentuoja ant savęs ir jis tada duoda jūsų teisman, jūsų naudojimui. Taip, kad technikos tai yra atėjusios iš kažkur, tai iš pasaulio. Kūrėjas, dievas, kaip norit gali pavadinti, jie mums duoda instrumentus tiem žmonėm, kurie nori kažką keisti šitam gyvenime. Dabar šnekėjom apie tikėjimą. Čia ne religija, čia ne bažnyčia. Čia nebūtina tikėti. Taip, tikėjimas yra stiprus dalykas, bet jį turi ne visi ir ne visi tikriausiai gali gauti. Tikėjimą galima gauti galbūt 3 keliais. Gimti tikinčių. Aš ne vien tik tai apie religinį tikėjimą, aplamai apie tikėjimą, į teisybę, į kažkokius tai veiksmus, į rezultatus, į gyvenimą. Dažniausia pas žmonės atsiranda tikėjimas iš beviltiškumo, kai nieks nieko nebegali padėti. Dažniausiai būna netoli mirties slenksčio, tada jau atsiranda tikėjimas. Arba tikėjimas dar gali ateiti su kažkokiu tai noru. O dabar perinam per kito. Yra daug stipresni dalykai už tikėjimą. Taip, tikėjimas geras dalykas. Bet mano manimu, pats stipriausias dalykas yra norai. Jeigu tu turi norą ir tas noras uždega tavo akise liepsnelę, nesvarbu, tiki tu ar netiki. Pas tau atsiranda energija ir tu darai. Bet jeigu tu dar nori ne tik daryti, o tu nori ir gauti rezultatus, ir tau vakare sunku užmigti ne dėl to, kad pas tau kažkokios tai nerimas, kamuoja, baimės ar kas, ar kad tu sprendai, kad greičiau ateitų ta kita diena, kad vėl galėčiau eiti į priekį, daryti technikas, gyvenime ten kažką siekti, daryti. Ar reikalingas tikėjimas? Ne. Tikėjimas pasakys, kažkur šonės to sako, geras. Taip pat, mėlyje, svarbiausia turėti norą. Norą keistis. Norą keisti savo gyvenimą. Taip, einant tuo keliu, bus nelabai. Bus įvairių sunkumų arba tokių, aš vadinu, kalbasinimų. Kaip pas man dabar jau 2 savaitę sėdžiu, nei tudai, nei sudai, kaip sako, nei pakartas, nei paleistas. Gerai padirbėjau savo kelionėse su metafiziniam technikom ir dabar nei prie nieko neprileidžiu. Kaip ir sveikatos yra, kaip ir sveikatos nėra, dabar tokios energijos fizinės ir metafizinės, prie metafizikos neprileidžia, nieko daryti negaliu. Tuo labiau, kad jau pamokytas pernai metais abiejų nykščių operacijom, prieš keletą metų kojos sulaužimų, sėdžiu sau ramiai ir žiūriu, kas čia bus dabar, kaip kas pasikeis mano gyvenime, kai praeis šitos transformacijos. Taip, darant technikas, būna tokie momentai, kai tau reikia padaryti pertrauką, nes kūnui, fiziniam kūnui ir fiziniam pasauliui reikalingas laikas, kad viskas dalykas pasikeistų, transformuotųsi. Nesutikit, kad šiandien tu vienas, o pasikeitęs, tapęs kitu, pas to visai kitas pasaulis. Ir tas pasaulis, pas mus fizinis pasaulis yra labai inertiškas. Jam reikalingas yra laikas. Tavo tokie fanatai kaip aš, kuriam dar duokit, darom, dainam į priekį. Kartais kaip dabar reikia sustoti ir pabūti ramiai, pailsėti, permastyti, galbūt paprašyti savo gyvenimo pasaulį naują. Nors neįsivaizduoju, kas ten manęs laukia. Ir jūs visi, kas einat į priekį. Jūs žinot, ko norit, žinot, ko norit rezultatų, bet žinot, kas yra šitam pasaulyje įdomiausia? Kad mes visą laiką nuvertinam savo gebėjimus ir to, ko mes verti. Mes realiai galim gauti žymiai daugiau, negu mes norim. O kas riboja mūsų norus? Pagalvokit. Kas būtent tavo riboja norus. Bet kokiu atveju, tu esi nuostabus, nuostabi, jeigu tu eini į priekį. Jeigu ar neini į priekį, jeigu bent jau parašai komentarą, uždedi šitą po šito video, tu irgi esi nuostabi, nuostabus. Gyvenkit, džiaukitės gyvenimu, dauginkitės ir eikit į priekį. A visą kitą palikim kitiem. Tegu jie taip tuo viso nesąmonėm užsiiminėja. Mums nėra tam laiko.